Taigi sveiki visi, su jumis Damarė vyks ir mano trečioji pamoka, kaip pasakyti paprastą fermą, automatinį, kitaip. Na tai kągi, mums reikės tokį kaip paprastą kambarėlio, turėtų būti 3 blokai iš šoną, tokį turėtų būti dydžio. Tai ką tu čia darai skeletams, ką? Galą nori? Galą? Ateik, nu. Nu, tai kokios, Jėzus, šalas. Tai ką, nu tai va, pradedam. Dabar aš pasiruošiu. Taip, sekundę. Gal užtęsiu, kad žinočiau taip maždaug. Turi jūsų fermos vieno daržo, kaip čia pasakyti, ilgis turėtų būti 4 blokai. Tai darykime taip. 1, 2, 3, 4 ir galime. Čia bus per vidurį vanduo, tada vėl 1, 2, 3, 4. Šitas kelias. Ir įpilkime vandens. Tada aš išbereikia vadinasi. Jeigu užėdžiu pasiruoju. Štai jau tai jau paliekame. Ir tada vėl bus dabar pasodinkime sėklas. Aš šį kartą naudosiu baumylą. Tikrai nelaukiu. Taip. Na ką, dabar dar, ką norėjau pasakyti, palikite štai čia tarpus. Tada pilkite tik nuo vienos sienos. Pavyzdžiui, kairės pusės sienos kampo vieną kartą pilkite, daugiau nelyginkite vandens, kad eitų srovė. Ir galima dar šiaip nuo kitos pusės. Ir tą patį palikti ant raukšto vieną pusę. Ne, čia jau reikės visas pusės. O štai taip maždaug turėtų atrodyti. Va taip. Tada šito bloko nekirskite, aš jį pakirsiu, kad aš taip maždaug žinočiau, kad nekirstėjau. Apkertame tik šitą ir šitą. Štai viskas turi suplaukti. Į tą duobę. Tada viską uždarome. Ir viską pasiemame. Tai praverčia, kai būna labai didelės fermos. Aišku, pagal šitą pamoką galės pasakyti, kad ir vanduo ilgiau tekėtų ir taip toliau. Tai ką, nepamirškite užmesti like, subscribe, taipogi mano favorite channelis kito žmogaus, aišku, tai yra Dice Game Minecraft, bus description jo channelio linkas. Pasižiūrėkit būtinai jo vidus. Vasaros stovykla vadinasi Survival. Po ten dar yra vienas ten kažkoks nežinau. Skygrid, man atrodo, kuris man nelabai patiko. Tas mapas bent jau. Na tai ką, gero statymo ir iki.